Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Sveiki! Šįryt jau panašu, kad vasara baigėsi, šiek tiek lynoja, oras nelabai gražus ir mes šiandien vėl su spiningautojais. Romas, kuris savo viršininką patvarkė prieš kažkiek tai laiko, ar ne? Nu, taip. Ir dabar pasirengęs patvarkyti naują žvejų mūšio dalyvį Mindaugą. Mindaugai, tu turbūt ruošies nepasiduoti. Nu, tai taip. Pakrausi jam malkų? Nu, mėginsim. Nu, kaip vyras pasakyk. Nu, mėginsim. Nu, pakrausi malkų ar nepakrausi? Pakrausim, nu. Va, šitaip, o tu? Aš tai laikysimės, taigi, kad nepakrautų. Laikykitės. Tai va, vyrai nusiteikia kovingai, plaukiam žvejot. Romas Ušinskas jau turi vieną pergalę žvejų mūšyje, mėgsta ir moka gaudyti mikromasalais. Mindaugas Kontenis. Mėgstamiausias įrankis spiningas ir muselinė. Nemėgsta gaudyti mikromasalais. Primenu, kad už abu žvejų mūšio kovotojus galite balsuoti SMS žinutėmis numeriu 1671. Atiduodami balsą už Romą įrašykite ZM tarpas 14, balsuodami už Mindaugą ZM tarpas 20. Žinutės kaina Tele2 abonentams 2 litai, Omnitel ir Bitės abonentams 2 litai 4 centai. Lentelę su balsavimo rezultatais rasite tinklalapyje romada.lt. Šios dienos žvejų mūšio kovotojai skirtingos stiliaus spiningautojai. Romas jau vieną kartą nugalėjęs žvejų mūšyje, taikysis į ešerius ir gaudys mikromasalais. Mindaugas labiau mėgsta solidesnius masalus ir bandys gaudyti lydekas. Ši dvikova jos dalyviams labai svarbi. Nugalėtojas keliauja į pogrupio finalą, kur jo laukia nesulaukia 2 pergalės turintis Vladas Valukonis. Oras šįryt absoliučiai rudeninis. Apsiniaukia, retkarčiais pakrapnoja šioks toks gryblėtis. Vėjas nestiprus ir iš teisingos pusės, iš vakarų. Turėtų kibti. Gaudysim 4 valandas ir viskas bus aišku. Žvejosim Lazdininkų tvenkinyje netoli Darbėnų. Didelis daugiau nei 100 hektarų tvenkinys, mėgstamas Žemaitijos spiningautojų, jame nemažai lydekų, o labiausiai jisai garsėja ešeriais. Viena bėda, kad pamėtyti spiningą čia įmanoma tik iš valties. Beveik visa pakrantė apžėlusi švendrėmis ir normalaus prieimo nuo kranto čia beveik nėra. Romas ištikimas savo taktikai. Lengvas spiningėlis, 2 gramų galvakablis ir jo firminis žygavimo būdas, apie kurį jis papasakos kiek vėliau. Mindaugas irgi ištikimas savo stiliui. Gari lūmis šakalys ir startinis masalas 2 dalių wobleris plekšnė. Labai tinkamas masalas lydekoms būtent rudenį. 2 skirtingi stiliai, 2 skirtingi žvejai, kuris kurį. Primenu, kad kovos kaina išėjimas į spiningistų pogrupio finalą. Romas prisišaudė greit ir vos ne iš karto pradeda traukti ešeriukus. Ešeriukai ne kaži kokie, vos telpantis į 15 cm limitą, kai kurie netelpantis, todėl iš karto keliauja atgal į vandenį. Mindaugas drožia vandenį įlankoje tarp žolių, bando prisišnekinti lydeką. Kol kas lydeko su juo nesišneka. Viena vertus Mindaugo rizika didelė. Romas, esant tokiam neblogam kibimui, prisirinks smulkių ešeriukų ir pavyti jį bus sudėtinga. Kita vertus Mindaugas įkabinės padorį lydeką vienu traukimu gali niekais paversti Romo pastangas. Ešeriukai nedideli. Kad atsvertų kilogramą ar pusantro, reikia 10-15 ešerių. 2 valandos žvejybos jau praėjo. Romas pešioja ešerius. Visiška smulkmė. Trečdalis keliauja atgal į tvenkinį. Bet sudėjus tuos, kurie plaukėja sitelėje, Romo persvara prieš Mindaugo kol kas 0,
jau verta vidutinės lydekos. Mindaugas pasislenka dar arčiau žolių. Manevras pasiteisino, po kelių metimų smūgis ir aišku, kad užkybo ne ešerys. Tačiau žuvis įlindo į žolės ir Mindaugui kažkaip teks ją iš ten iškrapštyti. Kova pasibaigė Mindaugo naudai, lydeka parkeliauja į valtį. Romas dirba. Ešeriai kimba puikiai, nors ir smulkus. Tiesa, vienas kitas pasitaiko padoresnis. Jeigu taip ir toliau, Mindaugui reikės dar mažiausiai 2 tokių lydekų, kad neatsiliktų. Žvejojam beveik 3 valandas ir įdomu, koksgi svorio skirtumas. Pirmas versim Romą ešerius ir tuo pačiu paklausiu apie mikromasalus, kokiegi šiandien dirba. Tai tu, aš suprantu, taip gražiai atsisėdai ant tų ešerių ir tu nuo jų nenulipsi. Nu, aš manau, kad jo. Droši toliau, visai normaliai sekasi. Kaip apskritai, kimba gerai šiandien? Nu, normaliai kimba. Jau tikrai pykt negalime, nes kaip čia matom, čia pešioji, aišku, ešeriai tokie, nu, ant gėdos ribos, bet... Skaitiniai. Ir žinok, negaliu pasakyti, ant kuris čia vat... Tai čia viskas, ką tu šiandien pradrožiai? Jo, ir ant visų kybų. Tai iš principo iš šitų tvisteriukų tu nieko neišskirsi, ar ne? Nu, geriausias kibimas buvo būtent ant šito, daugiausiai pagavau. Bet ant visų irgi kybų. Šitas dabar vat, įsidienojus pradeda kiptas, permatomas su blizgučiais. Šitas, ar ne? Jo. Dabar va. Jo. Bet tai dėl to riperis ar dėl to, kad blizgučiai? Tai prasme kitas spalvinimas? Gal, kad čia pagrindę mitybinė bazė jų yra tas aukšlės ir daug. Spalvas. Nu, aukšlė imituoja labai ir matyt, kimba jantimas. Šito riperio geriau. O ryte tai... Nežinau, visi, ką tik mesim visų. Grįžtam pas Mindaugą, pasversim ir paleisim į laisvę jo lydeką. Tuo pačiu paklausim, ką jis ruošiasi daryti toliau. Svorio skirtumas neturėtų būti didelis, tačiau aišku, kad Mindaugui verkiant reikia dar vienos lydekos. Pirma Mindaugo lydeka Lazdininkų tvenkinyje 880 gramų. Sugavau vieną lydeką iš ryto. Mačiau. Tai tu man nepasako, ką tu sugavai, mes matėm, ką tu sugavai. Nu, dabar persmečiau ant ešerių. Nors nelabai mėgstu mikromasalus. O kodėl? Nežinau, nepatinka man. Jeigu spinigas tai lydeka, o mikromasalai, ešeriai, žiemą ešerius smagiau gaudyti. Iš po ledo. Ką tu išmanai? Bet tiek to. Dabar pagal svėrimą mes pasvėrėm Romą, pasvėrėm tave, tu čia dar pagavai kelis ešerius, jisai aišku irgi pagavo, iš jos reguliariai pešioja, tai tu turbūt atsilieki kokiais, 200-300 gramų, tai tu atsilieki. Tai... Ką darysi? Ką darysiu? Jo. Bandysiu... Nori laimėti ar nenori? Bandysiu, aišku, noriu. Nu, tai laimėk, ko čia sėdi dabar? Tai ir laimėsiu. Jeigu su tavim ilgai kalbėsiu, tai... Kalbėsi ilgai, mes jam duosim, bet nesėdi. Ne, bandysiu ešerius gaudyti, bandysiu ešeriais daginti.
Mindaugo sprendimas Romą pasivyti ešeriais, man atrodo, kiek nelogiškas. Jo vietoje toliau rizikuočiau su lydekomis. Esant tokiam atsilikimui, pavyti mikromasalų specialistą, jojant jo paties arkliuku, mažai galimybių. Nebent Mindaugo ešeriai būtų stebuklingai dideli. Romas ir toliau reguliariai renka taškus. Pasitaiko ir tokių dalykų. Spiningo galūnė tik nusimovė ir jokių nuostolių išskyrus mažą išgąstį nėra. Žvejų mūšis dėl 5000 litų čekio tęsiasi. Laiko lieka visai mažai. Dar kartą paerzinsiu Mindaugą, gal pasiseks kilstelėti jo kovinę dvasią. Šios kovos kaina didelė. 12 valandų. Mes turim 1 valandą. Taip, ir dabar yra tas pietų metas, Trupučiu. o lydekos tuo metu, kai mes pietaujam, jos nepietauja. Tai vienu žodžiu pasiduodu. Ne, nepasiduodu. Tai Kodėl? gal baigiam? Nebaigiam. Niekas nesiruošia pasiduoti, vysimės ešeriais. Bandysim. O, gerai. Viskas aišku, su tavim. Nieko tu čia nepasivysi, žvejot nemokytų nei kiek. O dabar tu man sakyk, lydeką mačiau su šitą lydeką plekšnė pagalvoje. Taip. Ir paskui jau nebe, prasme, su šitą lydeką ir baigėjai, ar ne? Dar sezoną. turėjau vieną atsivijimą lydekos, bet pro šalį buvo, Tai atakavo. Tai ko nepakvietė į svečius? Nu, neišėjo susikalbėti. O daugiau ir nieko. Tu pasistenk, Nu, bandysim. nes, negražu. Negražu, aišku. Su tokia kepurė, su tokiais kotais, visos apsigari lūminės. Pralošk, bet 20 gramų. Nu, bandysim. O tu čia nepavargsi su irkliukais paskui per tą 100 hektarų pumpuotas gal? Ne. Jaunystė. Nu jo. Pasakė, taip lyg čia būtų privalumas. Plaukiam iš čia operatorių. Romas dar nepapasakojo apie savo originalią džigavimo techniką. Va dabar tegu ir papasakoja. Apie džigavimo techniką tavo tempimo tokia įdomi. Twisterį iš pradžių paleidė į apačią, atleidė valą ir paskui tik tai timtelė. Jis pas tave daro tokį V raidės judesį, aš taip suprantu, po vandeniu. Tu čia pats išdirbai tą reikalą? Nu, čia per gal 5, gal 10 metų, tai maždaug. Tai prasme, čia yra firminis tavo džigavimas, nes ir anoj laidoje aš mačiau, kad tavo technika yra tokia, labai tokia neįprasta. Aš negaudo gal dar taip. Nežinau, nemačiau. Nemačiau visų Lietuvos pinigautojų, negaliu pasakyti, bet tai yra įdomu. Su normaliu twisteriu, riperiu tu... Su twisteriu normaliu, ne tas. Čia tik tai tas. Ir aišku, turi būti čia judesys dar ne viskas, čia dar turi būti ir kotas tam sky. Nu, ta prasme, atidirbtas toks, kad būtent jo. Nes nuo kiekvieno spiningo, aišku, yra... Čia daug kas priklauso ir valo storumas, ir kotas, ir gramacija, biški daug, didesnis gramai, biški kitoks žygavimas. Tai gerai, jeigu tu gaudai, tu šiandien gaudai su 2 gramais. Taip. Jeigu tu gaudėsi su 7, tarkim, gramais, didesnėm įlyje. Visai kitas kotas. Kotas kitas, bet ar tu tą pačią nebenaudoji? Nepanaudosi tas technikas. Tai čia yra lengviem tokiam, visiškai pačiai lengviausiai klasiai. Ta kilpa, kai išsilenkia, reiškia galvakablis, masalas visas su galvakablis skęsta ir būtent 2 gramai lėtai skęsta. Ir va to skendimo momentu tokšt. Tu pirmauji, jeigu taip ir liks iki galo, tai tavo sekantis pasimatymas, tu jau būsi 2 kartus laimėjęs. Tavo sekantis pasimatymas, tu žinai su kuo? Nežinai? Neįsivaizduoju. Tave gazdinti, gal tu ir neišsigasi. Vladas Valukonis. Čia jau bus pusfinalį. Ta prasme, kaip, pogrupio galas. Liuks. Dabar pasakyk, garsiai apsišauk, kad duosi į skudurus Valukoniui. Nors seniai laikas, jau iš principo laikas Valukoniui praklėt kam nors. Reikia pamėginti kipti jį. Duoti skudurus ten labai jau, čia jau kietai pasakyta. Bet pažiūrėsim. Laiko mūšiui liko visai mažai. Mes plaukiam pas Mindaugą, o jūs pažiūrėkite žvejo žinias. Sveiki žvejai. Kadangi prasidėjęs ruduo stebina mus savo oro šiltu, norėčiau atkreipti dėmesį, kad prasidėjo varlių migracija ir daug plėšrūnų medžioja varles.
Mano rankose kormorano firmos varlė. Ypatinga tuom šita varlė, kad galima keisti svorį ir ją gramzdinti arba gaudyti paviršiui. Tai tikrai unikalu, galima gaudyti išvis be svorio, nes jin iš savęs sveria, jinai yra 13 cm ilgio, tai yra suaugusios varlės imitacija. Ir tokios varlės puola dažniausiai stambios lydekos. Nu, kas gaudo mažesnėmis, tai norėčiau rekomenduoti Mr. Twister, tai yra JAV gamintojas, labai kokybiškas gumas. Gamina varlytės dviejų spalvų, tai yra, kada yra drumsčias vanduo, tai flo spalva geltona su tamsiai žalia ir natūrali tamsiai žalia su juodais taškais. Šitas varlės yra korpusas kietesnis, jisai nesmunka nuo kablio, o kojytės yra ypatingai minkštos, kurios pakaitom dirba ir vilioja jūsų gaudomas lydekas. Šiuo metu su šitomis varlėmis pagausite tikrai nemažai lydekų. Norėčiau pristatyti naujus masalus. Tai yra Quantum firmos guminukus, kurių spalvinė gama ypatingai plati, o ypatingi jie tuom, šitie riperiukai yra labai plačiom nugarom, kas yra iš priekio žiūrint, tai yra trikampio formos. Ir juda ypatingai ir skleidžia stipresnę vibraciją negu ovaliniai guminukai. Turi labai storą uodegą, kuri stipriai vibruoja ir vilioja plėšrūnus. Kaip matot, minkštumas tikrai yra puikus ir dydis yra 9 cm. Jie yra sulieti iš kelių spalvų, tai yra unikalu šiais laikais, kadangi jie yra nedažyti, o tiesiog sulietos kelių spalvų gumos. Ir ieškodami šitų guminukų parduotuvėse atkreipkite dėmesį, jų pavadinimas yra Chopper. Na, spinigautojai susiduria su tokia problema, kad po ranka nėra nei graibštelio, nei kablio, kada prisitraukia didelį lydeką, kaip jie paimti, kada tiek yra dantų. Rekomenduočiau įsigyti štai tokias žnyplės, kurios yra labai kompaktiškos, tilpsi bet kokią liemenę. Galima užsidėti ant rankos, kad neišslystų, ir tokiu paspaudimu žnyplės atsidaro, plėšrūną paėmat, užraptų ir ištraukėt. Tai yra saugu, patogu ir efektyvu. Na, o kada pagaunate didelį lydeką ar kitą laimikį, kurį reikia persinešti iš vienos vietos į kito, nes jūsų žūklė dar nesibaigia. Siūlyčiau naudoti kormorano siūlo štai tokius neštuvus su kukanais, pasikabinat kelis laimikius, labai patogu persinešti tiek vandeniu, tiek sausumą galima pasidėti ir jie nemaišo jums judėti. Na, dabartiniam oram apsirengti tikrai praktiškai neįmanoma, nes tai saulė šviečia, tai lietus lyja. Siūlyčiau naudoti demisezoninius kostiumus, kurie skirti nešioti ištisus metus, o ypatingi jie tuom, kad yra striukė padaryta iš dviejų dalių, tai yra flisas ir striukė, kuri nepraleidžia drėgmės, o jūsų prakaitai išgarina, tai reiškia, kad jinai yra kvėpuojanti, tai yra patogu daug judant. Išsisegus jūs galite su flisu vaikščioti, kada yra šilta, kada pradeda lyti, įsisegat ir gaunasi žieminė striukė. Turi paslėptą kapišoną, kuris labai patogiai susimontuoja į apykaklę. Apykaklė nėra žema, taip kad jeigu šoninis vėjas ją pasistačius apsaugos jūsų veidą, yra begalės kišenių, į kurias susitalpinsite daug masalų ir tai kitų reikmenų. Kelnės yra neaukštos, yra iškart su diržu, gali pasidaryti vienu rankos judesiu šortais. Ir saulė šviečiant jūs nesukaisite. Na, o kada yra šalta, jūs paprasčiausiai prisisegat atgal ir tampa puikios žvejybinės kelnės, kuriuose yra labai daug kišenių. Ir šitie Ultimato firmos Kensaki pavadinimų kostiumai visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėj jūs galite įsigyti su 50% nuolaida ir dabar bekainuoja tik tai 199 litus. Kitas kostiumų modelis, kurį norėčiau pristatyti, tai naujas Ultimato gaminys Kultūrė. Jisai taipogi sudarytas iš dviejų dalių, tik tai skiriasi jo medžiaga. Jinai 100% atlaiko lietų, vandenį ir kvėpuoja. Turi didelį kapišoną. Vidus yra taipogi sudarytas iš dviejų dalių, tai įsegamas flisas striukė. Striukė šitą galima irgi nešioti po atvirum dangum, ta prasme, kai lyja. Yra vidus įsiūtas specialiom membranom, kad visas prakaitas būtų sugertas ir išgarintas. Visi užtrauktukai yra užlieti, kad nepakliūtų nei lašelis vandens į jūsų kišenės. Tai aktualu, kada ypatingai stipriai lyja.
šito modelio kišenės yra labai patogiai išdėstytos, kad yra tiek viršuje galima laikyti rankas, tiek apačioj. Yra begalės vidinių kišenių, į kurias susitalpinsit savo žuklės reikmenis, kad būtų po ranka. Kelnės yra trumpos, neilgos, su šleikom, kas yra patogu, kad nereikia papildomo diržo. Viduje įsiūtas speciali membrana, kad taipogi sugertų jūsų prakaitą, kurį išgarina jūsų kūnas. Na ir pagrindinis šitų kelnių privalumas, taip, kad jas galima nusimauti, nenusimaunus kostiumo. Taip, kad yra per visą ilgį kelnių užtrauktukas iš abiejų pusių, jūs atsisegat ir jūsų kelnės nukrenta. Ir šią savaitę yra ypatinga proga įsigyti kultūrio kostiumą už ypatingą kainą. Tik 299 litus ir sutaupyti net 150 litų. Ir papildomą Romados akciją nuolaidų kortelių turėtum. Visą šią savaitę Carbostar kormorano firmos pinigai 2,70 m ir 2,40 m, kurių užmetimo svoris nuo 10 iki 40, skirti lydekų žukliai, pagaminti iš anglies pluošto, galite įsigyti tik už pusę kainos. Ir 2,40 pinigas bekainuoja tik 40 litų. Ir kviečiu visus aplankyti naujo Romados saloną Utenoje, kuris randasi Maironio gatvė 4. Balsuojantiems už žvejų mūšio kovotojus primenu, kad dalyvių sąrašą ir numerius matysite tinklalapyje romada.lt. Ten pat matysite ir balsavimo rezultatus. Žinutės kaina Tele2 abonentams 2 litai, Omnitel ir Bitės abonentams 2 litai 4 centai. Baigėsi žvejybai skirtas laikas, Mindaugas pagavo dar porą ešerių, Romas jų pagavo daugiau, laikas į krantą sverti laimikį. Viskas. Laikas baigėsi, plaukiam sverti žuvį. Romai! Į krantą! Greitai tik tai. Diskvalifikuosim su tavo visais 7 kilogramais. Plaukiam į krantą. Kas su varikliu, o kas irklais. Mindaugo 2 ešeriai sveria 220 gramų, lydeka sveria 880 gramų, iš viso bus kilogramas 100 gramų. Romos smulkmė sveria 2 kilogramai 580 gramų. Viskas aišku. Finalinėje spiningistų pogrupio kovoje susitinka Vladas Vilukonis ir Romas Ušinskas. Tai vyks spalio pabaigoje. Tai va, tiek to žvejų mūšio. Tai ką, Mindaugai? Gaila man tavęs. Nereikia gailėtis. Bet tu pasitreniruok, už kokių 10 metų tu jau visai gerai spiningausi. Jo, sakiau, kad nepasiteisins savo tą taktiką. Ir nepasiteisino. Tai tada iki kada nors. Iki. Laikykis. Na ką, Romai. Antras kartas. Kur dėsi visus medalius? Tavo ausis didelės kabinas iš ausų. Tai sveikinu. Antra pergalė, tu vis artėjai prie šitogi didelio čekio. Laikykis taip ir toliau. Varžovą mes tau dar rimtesnį parinksim. Tiek. Viskas. Žvejų mūšį su spiningautojais pasibaigė. Iki sekančio karto. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.